atlikti išpažinti, paskutinis patetonas, tai numirė. Ir tada gal jie be Dievė, nežinau. Ir vyrus nuvaryt, tai da lankyti, ir misli viešpatį, aš vien meldžiu, Dieve. Nors dabar tai ligoninė, da yra kryželis, da kad spėda žvakelį, uždeg seniau, tai buvo negalim, kunigą neprikviesti, uždraust buvo. Oi. Tik vieną maldą viską nugalėsim, daugiau nieko. Dabar kaip jūs tam pasiryžiai, šitokį vargų nešt, kaip Jėzus Kristus neša kryžių, taip ir jūs. Didvyriai, būsite najos dangai didvyriai, pirmūnai. Mes turim didvyrį, tai Kristus, mes tik nenaudingi tarnai. Naudingus. Nenaudingi. Kur kviečia. Tai kada aš 14 metų badam ir čia man kvietė, kad šitai vietai turi ateiti. Į žmoną mirs, jis paliks našlys, kad negalėjo. O ja žmona 2 metų perša. Mano mamytė sako, niekur nenutverga. Sako, jai nervą sugėdė, tai moterį kaip. Ir man čia sutika, gegužės pirm buvo van posakė. Įėjo į kapins ir į man tiek, ačiū patėp globyką, į man bučiuoj. Žiūrėk, aš sako, mirs, žiūrėk, kad už mano vyrą eitum. Būtinai, sako, aš myliu. Atsiprašau, sako, aš žmonės dirb, mešlus. Gegužė, sako, turim, kaip tu sako, dirb. O te guminėnų nepažino, toliau. Sako, kas tu bedalyti baisiai bučiuoja, apkabina šitą man ir bučiuoja, ir šitą apgrasa. Žiūrėk, kad aš mirsiu, tu eikur ir gyvenk, sako. Na, aš ir meldžiuos. Ne, sako, aš jau neįsiu jau. Ir dabar sako, eina, sako, eina, sako, tik šventė, gegužės 1, kaip jūs dirbat. Sako, vergam nėra mums šventės. Mums visos dienos pavarė primėšva. Nu, dabar aš sako, kas tu bedalni šitą bučiuoji? Sako, aš tak mažiutė, sako, man visi žmonės gerbi ir myli. Ko daugiau sakys? Jie nepažino tos šalmienės. A jis sako, paskutinį kartą, sako, aš ir einu. Aptaisiu, sako, pabiržė kapelis, dabar einu Gulbinėnus aptaisys kapelis. Va, 12 ir pats mirė birželį. Jį pati jautė. A dukterį akių nekyla. Turėjo dukterį, Vilnių gyveno. Gal turėjo kitur. Ir niekam netik. Niekas. Meldžiuos visų laikų. Marija pasakė, ji nelaiminga mirt, nors, bet ji neatsivers, apėvas nedarys. Turistų vadovus, va dabar jau pensininkė, laksto visur, kutik nesidaža, dažyts nesidaža. Nu, matai, nežinau, aš nuodėmę dariau. O Marija dažnai jums kalba? Ką? Marija dažnai kalba? Visada man. Ji man vis vadina, ar moteriškė, ar... Taigi, nepasakoju, kaip šiandien tų kelių išarė. Jokia kelio nebuvo. Seniau buvo toks iškelėlis. Žmonės patys žvėruodam, kaip užėjo tos skolas, nieks netaisa. Malama. O tada toks bedievis. Visų išarė kiaurė. Žmonėm reikia į kapines eiti ir nėra kelio. Berčiūnų yra, atvažiuoja, įsuk šį čia part. Čia panašiai, kai Kryžių kalną, ką griuoja. Ir mum nėra. Aš jums sakau, manęs nebebus toks vienas atvakė baisiai žiaurus pykt. Muždavo žmonės, tiesiog muždavo žmonės. Nedaug Dievas, sako, tai kas dabar šį pasidarė? Aš sakau, manęs nebebus. Sako, aš sako, katalikų tikėjim, sako, buvo arba. Aš jums sakau. Na tai, aš dabar einu Gulbinėnus ir vis meldžiu Dievą, išarė. Tu pagrėvi, taip išarė, kad niekaros.
Marija sako, nesirūpik, moteriškė, po 2 metų čia bus vieškė. Nors atvažiavo iš Panevėžio didžiosios autobus pilnų žmonių. Įsiprašė Gulbinėnus mišelus už gyvus motins ir mirus motins. Klebonėlis atlaikė ir pas mane visą važiavo. Tas, toj pirmatinis, tas šloks 19 hektarų. Čia jis dirba, įsiganda. Kas pas tų šalnių, kas čia pradėjo autobusus eit, Linutė pirmo dirba. Linutė sako, aš nieko nežinau. Ir aš nieko nežinojo, kryžius pastatys viršūnę, kaip man liepė Marija, pastatyk kryžių. Paprastu, be jokių puošmenų, nadažymų. Ir apkalam gantelis gražiai tvarūti. Ir šie žmonės ėjo, kad tikėjo, visi išmyrė, kokie jie laimingus, kai jie įtikėjo baisiai. Vienas inžinierius statybos buvo, oi, koks įdušio žmogus, žmon pamalt, bet netokį, bet jis koks, ir dabar aš į kiemą tokį pisainkelis apie Marijų. Dabar kitoniškai čia partvarkė. Ir aš jį buvau sutvarks viską. Ir jis parėjo iš bažnyčios, atsisveikina su žmon, dabar sako, iškeliauja. 2 sūnus turėjo, abu sūnai tikinčiai ir aukštasis mokslas baigė sūnai. Sako, aš negaliu Dievą atsidėkoti. Ir jis šitą sako, va, kokie žmonės plaukia, su kokio mokslu. Ir iškeliavo amžinybė, va, tokie žmonės plaukia. Į manęs neišdavė, kad net būt mano kankinį. Lai iš tokios vaistus, kad išdarnė. Taip jie kankina. Ant irgi ežerė sako, ką jūs te plaukėt? A tais laiks, kad būt laisvų. Laisvų dabar nieks nebein. Tuščias bažnyčias. Taip. Ir visus. Nedaug, kiek iškentėjo, kiek. Arba vis dar reikia, nebereikės amžinybė. Kentėjo. Čia Dievulės į dangų paspagau. Ką tu saka? Ką? Beveik vienodas. Sako, biškį didesnė už jumis ateis ir atėjo tikrai biškį, ne? Dabar susirėts jau. Biškį didesnė. Šitą pirgrėbdavo šieną. Mažykė prieš Rimantą, tai aš ir mažykė. Aš irgi. Bet va, kaip jūs sakėt, kad Marytė, biškį didesnė už jumis. Nu, biškį tikėsiu. Bet man jis ir mažylis. Tai karytė buvo jau. Užmiršau, kad jis ant rankų laiko. Va, šis mano dėrelis nebėja. Iki staliu. Čia buvo. Čia Marija. Ir aš čia visai mergaitė susitikiau, po įratus. Gali močiutę tą kampelį nufotografuoti šitą? Galit.